pirmus 2 kėlinius Marijonas žaidė labai nesustabdomai, o antroje pusėje jisai kaip ir pradingo. Ar tai buvo, kad jisai kamuolių negaudavo, ar tiesiog varžovai pradėjo jiems kiek daugiau dėmesio? Ne, tai kaip tik, nežinau, treneriai akcentavo per didelį žaist, nes jų didelį buvo prisirinkę baudų. Nu, kaip gavos, taip gavos. Iš toli pataikė Simas, kiti žaidėjai. Bet tai laukia Lenkai, kurie šiandien iškovojo pergalę, vis tiek čia bus nemažai savų žiūrovų. Kaip galvojate, ar jie mus lengviau psichologiškai pritari negu jums? Nežinau, nei mums, nei jiem nebus lengva. Jie laimėjo, mes pralaimėjom, bet tai pirmas buvo rungtynės, dar laukia 2 rungtynės ir nereikia čia